Sveiki visi. Ir kas manęs nepažįstat, mano vardas Vilma. Ir šiandien noriu pakalbėti apie arbatą. Turbūt esat pastebėję, kad daugelis dieną pradeda su kavos puodeliu. Tik akis pramerkė ir yra geriama kava. Ateina į darbą, kavos pertraukėlės. Kažkur važiuoja į svečius, vėl kviečia užeik išgerti kavos. Nori susitikti kavinėje ir panašiai, sako, einam į kavinę, išgersim kavos. Bet aš galiu pasakyti, jau kavos negeriu labai daug metų. Bandžiau dabar prieš transliaciją pagalvoti, bet tiksliai ir nesuskaičiavau. Turbūt bus kokie 15 metų. Na taip jau buvo, kad mano organizmas tiesiog atmetė kavą matomai ir aš puikiai gerdavau arbatas. Žalią, juodą, žolelių, man visokios patinka arbatos. Bet kai susipažinau su Neolife kompanija, aš pradėjau gerti Neolife arbatą. Atradau šitą nuostabią arbatą ir ji man labai patinka. Ji yra padaryta iš žaliosios, juodosios, baltosios arbatų, taip pat yra rožinė radiola. Ir svarbiausia, ji yra be dirbtinių dažiklių ir konservantų. Yra truputis šitų veikliųjų medžiagų, įdėta paskaninta truputėlis citrinos, šlakelis medaus, bet jinai tikrai nėra saldi, bet jos skonis yra nepakartojamas. Šita arbata yra tokiuose pokeliuose ir šitą vieną pokutį galima padalinti net į 3-4 puodelius. Jeigu jūs norit stipresnės, tada jau reikėtų į 2 dalis dalinti. Bet jeigu jau jūs išgersit visą tą pakelį, tai jau jums bus kaip energetinis gėrimas. Ji labai duoda energijos, pagerina kraujotaką, pagerina nuotaiką. Aš ją geriu kiekvieną rytą, man ji labai skani. Ir aš dažniausiai šitą pakutį pasidalinu į 3 dalis. Na, jeigu nori stipriau, tada per pusę. Šita arbata, pavyzdžiui, žalioji arbata, kaip žinot, jinai yra kaip antioksidantas, veikia priešuždegimiškai. Rožinė radiola yra labai reikalinga mūsų nervų sistemai. Šitą arbatą galima gerti karštą ir galima šaltą. Žiemą jinai tiesiog sušildo, todėl kad pagerina kraujotaką, pagerina nuotaiką ir padeda susikoncentruoti netgi dėmesiui. Na, o vasarą aš dažnai šitą arbatą vežuosi į keliones, į gamtą. Šitą arbatą galima užpilti netgi su šaltu vandeniu. Na ir taip pat gurkšnoji. Taip jau yra paskaičiuota, kad šitas pakutis turėtų būti ant 480 ml vandens. Na, daugmaž pusė litro. Bet žinoma, kam patinka stipriau, galima mažiau vandens, kam patinka švelnesnė, galima daugiau ją atskiesti. Na ir šita arbata turi dar ypatingų savybių. Jinai netgi tirpdo vidinius riebalus, kurie yra vadinami visceraliniai. Turbūt jau esat ne vieną kartą girdėję šitą žodį. Kam yra aktualu svorio kontrolė, kas turi viršsvorio, tai šita arbata tirpdo vidinius riebalus. Žinoma, jinai iš vieno puoduko tikrai nieko nepadarys, bet jeigu jūs pavartotumėt kokią pusę metų ar 3-4 mėnesius, jeigu šalia to dar įjungtumėt sportą, jei šalia to dar pareguliuotumėt mitybą, tikrai jums ta arbata irgi padarytų teigiamą poveikį. Netgi, kaip sakiau, jinai padeda sukoncentruoti dėmesį. Yra netgi toks tyrimas padarytas su studentais. Vieni gėrė žalią arbatą, o kiti šitą Neolife arbatą. Ir žinot, 91% studentų buvo energingesni.
o 78 netgi labiau sukoncentravo savo dėmesį. Todėl, kam reikia susikaupti mokslam, ar ten studentam daryti, ruoštis egzaminam, ar šiaip turim tokių visokių darbų, kurie reikalauja tokios koncentracijos, tai šita arbata puikiai pagalbininkė. Svarbiausia, jinai yra labai skani ir ekonomiška. Šitai dėžutė yra 15 pakučių. Tai jeigu jūs dalinsite į 3 dalis, tai jums užteks 1,5 mėnesio ir pastoviai gerdami ir galėsit, pajusit jos efektyvumą. Tai vat, tiek norėjau šiandien papasakoti apie arbatą. Jeigu jums patiko mano pasakojimas, tai pasidalinkit su savo draugais, galbūt irgi žmonės ieško kažkokių tai arbatų ypatingų ir panašiai, gal norėtų paragauti. Na ir komentarė parašykit, ar jūs kokią arbatą geriat, ar tik kavą, nes aš žinau žmonių, kurie geria tik tai kavą, negeria jokių arbatų. Ar esat bandę šitą Neolife arbatą, ar jums patiko? Pasidalinkit komentarę. Na ir pabaigoje noriu pasisveikinti su visais. Labas Odeta, ačiū, kad jungėtės, ačiū visiems, kad klausėt ir kas dar klausysit. Gero jums penktadienio vakaro ir iki rytojaus. Ate.